Gerai. Labą dieną. Šiandien pabendrausime su gydytoja alergologė imunologė Margarita, švelni, nuostabi daktarė, puikiai prižiūrinti savo pacientus ir noriu paklibenti tokią temą kaip alerginės reakcijos įkandus bitei, širšei, vapsvai. Sveiki. Iš tiesų su tais pacientais susidurėme gana dažnai ir žmonės neretai pas mus atvyksta po įvairių reakcijų, tai nebūtinai po labai sunkių. Ir mes turim išsiaiškinti, kokia ta reakcija buvo, kas ir kaip jinai pasireiškia, kiek tai yra pavojinga ateityje, nes anaiptol ne visos tos reakcijos yra tokios jau labai pavojingos, bet iš tiesų dalis gali būti gana stiprios, netgi nulemti žmogaus mirtį. Tai užtat šita tema, manau, yra kalbėti labai svarbu ir kad žmonės žinotų, kaip tokiose situacijose elgtis, ką jiem patiems daryti, kada vykti į ligoninę, kada galbūt užtenka namuose tam tikrų vaistų turėti ir išgerti. Ir tiesiog, kad jie žinotų, kaip ta taktika, kokia yra ta taktika tam tikrais atvejais, ar ne? Tai gerai, tai pereikim tada. O kas tada bus tos? Tikslas yra nustatyti sunki reakcija ar ne tokia sunki. Tai dabar pakalbėkime apie tas sunkes reakcijas, kurios yra pavojingos čia ir dabar žmogui. Kasgi tada būna, įkando bitė arba širšė ar dar kažkas ir su žmogum kažkas staiga darosi. Kaip tas gali atrodyti? Tai iš tiesų mūsų regione dažniausiai tie vabzdžiai ir yra bitės, širšės, vapsvos, kurios gali sukelti tas sunkiausias reakcijas. Sunkiausia reakcija yra laikoma anafilaksija ir tai yra tokia greitai progresuojanti būklė, kuri gali nulemti žmogaus netgi ir mirtį. Tai tokia būklė yra pasireiškianti gana įvairiai. Jinai yra linkusi progresuoti minučių greičiu, tai dažniausiai tai yra po 10-15 minučių atsirandantys simptomai. Bene 90% patiria odos simptomus, dažniausiai tai yra dilgėlinė, kai kada kartu su angioedema. Angioedema tai yra vadinamas tinimas ir tas tinimas vėlgi gali būti įvairiose vietose, dažnai tai būna burnos srityje, lūpos, liežuvis, ar ne, gali ausis, nosies, sakykime, kraštelis, akis ir taip toliau, praktiškai bet kuri lokalizacija. Na ir kartu turėtų būti tam, kad mes diagnozuotume anafilaksiją, dar kažkokios tai kitos sistemos pažeidimas. Tai gali būti virškinamojo trakto pažeidimo požymiai, pavyzdžiui, atsirasti pykinimas, vėmimas, viduriavimas, gali atsirasti kvėpavimo funkcijos sutrikimo požymiai, dusulys, švokštimas, tridoras. Kai kada gali atsirasti net ir tokia reakcija, kuomet mes matom silpnumą, tai jau reiškia, greičiausiai vystosi šokas, kraujospūdžio kritimas. Na ir šita forma yra sunkiausia anafilaksijos forma, tai vadinama anafilaksiniu šoku. Tai noriu pabrėžti, kad iš tiesų turbūt dauguma žmonių išsigandę labai ar ne ir dilgėlinę gali pavadinti anafilaksiniu šoku, nors iš tiesų, galbūt tą reikėtų jau gydytojui palikti diagnozuoti. Tai, o reakcijų gali būti ir kitokių iš tiesų. Po bitės, širšės ar vapsvos įgėlimo gali būti ir tokių išplitusių vietinių reakcijų, kuomet ar ne ta galūnė, sakykime, jeigu tai buvo įgėlimas į galūnę, labai sutinsta, skausmas atsiranda, bet tas jau progresuoja ne taip greitai, tai yra netgi kelias dienas trunkantis procesas. Jeigu sugeltų labai daug bičių ar vapsvų, gali būti ir įvairių toksinių reakcijų ir tokių nespecifinių reakcijų, kuomet mes sakom, kad tai yra neįprastos reakcijos, pavyzdžiui, tam tikri neurologiniai susirgimai atsirasti, vaskulito požymiai, seruminė liga irgi galėtų vystytis. Na, bet, sakykime, jeigu dabar kalbam apie tas tikrasias alerginės reakcijas, tai pati sunkiausia forma yra ta anafilaksija. Tai anafilaksija reiškia, mes pastebėsime nuo to, kad dažniausiai niežti ar nestipriai, tinsta greitai, minučių bėgyje, gali tas tinimas atsirasti įvairiausiose vietose, tiek įgėlimo vietoje, tiek kitose vietose organizme. Taip, pavyzdžiui, kando į ranką, o tinsta veidas. Gali tai būti, ar ne? Tinsta lūpos pavirsta, tokios labai milžiniškos, putlios, kiekvienos
plastikos chirurgo svajonė. Suprasti, kad iš tiesų vienas iš pavojingiausių požymių yra būtent tinimas veido srityje, nes tai gali nulemti kvėpavimo funkcijos sutrikimus. Žmogus gali uždusti, nes taip stipriai viskas užtinsta gėliau ir žmogus nebeturi pro ką kvėpuoti. Taip. Ir dabar sakė tokį žodį kaip striduras. Ir ką reiškia šitas keiksmažodis? Tai dažnai būna toksai švokštimas, sunkus kvėpavimas ir dusulys. Ypatingai žmonės, kurie serga astma, gali tą simptomą patirti stipriau. Tai dažniausia irgi progresuojantis gana greitai simptomas. Žmogus jaučia dusulį, stiprų dusulį. Na ir jeigu taip jau yra, tas dusulys atsirado, tai būtinai iš tiesų reikia tokią patogią padėtį pabandyti atlikti, kad atsisėsti, pasilenkti į priekį, tada tas dusulys yra šiek tiek silpnesnis. Taip, aišku. O balsas gali pasikeisti tokiais atvejais? Gali atsirasti balso prikimimas, netgi ir selių, sakykime, ryjimo sutrikimas gali atsirasti. Tai čia būtų raudonas toksai mums, raudona vėliava, kad kažkas negerai. Vystosi gerklų patinimo reiškinys. Ir ką dabar įkando, pastebim, kad atsirado tokie simptomai, išbėrė, dusina, galbūt labai didelis silpnumas, netgi žmogus sąmonės gali netekti. Ir ką tokiu atveju mes galim padaryti? Kokia būtų pagalba pirmoji? Aišku, viskas priklauso nuo to, ar ta reakcija, kur jūs esate ir ką jūs turite, ar ne? Jeigu turite su savimi vaistų nuo alergijos, tikrai reikėtų tada jau žmogui juos išgerti ar duoti. Jeigu pacientas turi autoinjektorių adrenalino, reikia jį susileisti, jeigu šitų dalykų nėra, tai tada tam tikri bendrieji tokie bruožai, ar ne? Jeigu žmogui yra silpna, būtina jį guldyti, kelti kojas viršun. Jeigu jisai dūsta, patogi sėdima padėtis. Jeigu pykinimas, vėmimas, guldymas žmogaus, pasivertimas ant šono, ar ne? Tokie bendrieji principai ir be abejonės, kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą, ypač jeigu jūs žinote, kad tikrai buvo įgėlimas ir tas veiksnys yra labai toksai galimas. Dėl to ir yra pakankamai lengva nuspėti, kad reakcija anafilaksinė arba sunki alerginė, nes žmogus prisimena, kad jam neseniai įgėlė, buvo skausmas. Ir tada labai ta būklė pradėjo stipriai progresuoti. Su kitom alerginiam ligom nėra taip jau kartais lengva jas nustatyti, bet šiuo atveju tas priežastinis veiksnys yra neseniai buvęs ir gana lengva suprasti, kad tai būtent tas ir sukėlė šitokią reakciją. Supratau, gerai. Tai reiškia, jeigu turime vaistų nuo alergijos ir esam toje vietoje, iš karto galim jas išgerti, jeigu turime autoinjektorių, epipeną vadinamą, ar ne, dar kažką susileidžiame iš karto, jeigu jaučiam tos progresuojančius greitai simptomus, ir tada kviečiame greitąją pagalbą. Jeigu viso to neturime, iš karto kviečiame greitąją pagalbą. Taip. Ir tada atvykus į ligoninę, kas bus su to žmogumi? Tai žmogui, jeigu dar nebuvo suleistas adrenalinas, greičiausiai jisai bus suleistas. Bus pastatyta lašinė infuzija, užtikrintas kvėpavimo takų praeinamumas, gali būti, kad duos kvėpuoti salbutamolio, dės deguonies kaukę, statoma infuzija bus ar ne. Ir šiaip iš tiesų žmogus turėtų būti stebimas, kadangi anafilaksijai gali būti būdinga dvibangė ligos eiga. Tai reiškia, kad pirmoji ligos banga, ar ne, pirmoji ta fazė, tokia ūmita reakcija, nepaisant to, kad jinai ir yra suvaldyta, po 6 ar 11 valandų gali atsirasti panašūs simptomai. Dėl to iš tiesų, ypač patyręs sunkesnę reakciją, nes tos reakcijos jos gali būti nevienodo sunkumo, ar ne, vieniems žmonėms sunkesnės, kitiems lengvesnės, ypač jeigu sunkesnė, ypač jeigu kartotos adrenalino dozės, tai reiškia ne vieną kartą leistas, o kelis, reikia jau tą žmogų pastebėti ilgiau, kad išvengtumėm šitų komplikacijų. Kad antrą kartą nepasidarytų tos antrosios bangos. Supratau. Gerai, žmogui įvyko tokia bėda, situacija buvo suvaldyta ir dabar ką jam toliau daryti? Jeigu jis niekarto neturėjo tokio džiaugsmo, nes kai kurie žmonės atvažiuoja ir sako, taigi mane 100 kartų gėlė prieš tai bitės ir man nieko nebūdavo. Tai vat čia ir yra labai įdomus dalykas, jog iš tiesų, kadangi tai yra tokia greita, arba kaip mes sakom, pirmo tipo alerginė reakcija, jai yra reikalinga sensibilizacijos fazė. Tai toks imunologinis yra mechanizmas,
kad šitas įsijautrinimas vabzdžiams vystosi tik tai po pakartotinio ar ne įgėlimo. Tai reiškia, kad prieš tai turėtų būti buvęs jau kontaktas su tuo vabzdžiu. Taigi jeigu žmogus sako, kad iš vis pirmą kartą man gyvenime, tai mes galime įtarti, kad kažkokia galbūt kitokio tipo reakcija yra ne ta IgE medijuota, kaip mes sakom, greito tipo, o kažkokia kitokia. Tai va čia yra ir mūsų darbas išsiaiškinti, kokia ta reakcija buvo, koks jos sunkumas ir kaip mes galime žmogui padėti. Yra atliekami tyrimai iš kraujo arba ant odos jautrumui patvirtinti. Taigi, jeigu žmogui tikrai buvo neabejotinai ta anafilaksinė reakcija, vis viena mes ją norim patvirtinti. Tai atliekam mėginius ant odos arba iš kraujo ir nustatom tą jautrumą. O kuomet jau turim nustatytą jautrumą, galime tartis, kaip darysime toliau, ar ne? Jeigu yra tikrai reakcija buvusi sunki, yra rizika, kad žmogus gali būti pakartotinai įgeltas, o mūsų regione tikrai taip yra, tai mes galime pasiūlyti žmogui imunoterapiją su būtent vabzdžių nuodais. Tai yra toksai labai ilgas procesas, kurio metu mes siekiame organizmą nujautrinti tam, kad nebūtų tokių stiprių reakcijų į vabzdžių nuodus. Tai yra taikomos specialios metodikos, kuomet mes kartotinai įvedam tą alergeną tam tikrais intervalais ir tada organizmo jautrumas mažėja. Mūsų siekis yra pasiekti tokias dozes, kurios atitiktų 2 bičių arba 5 vapsvų įgėlimą. Na, tai yra labai ilgas procesas, jis trunka maždaug iki 5 metų tam, kad būtų efektyvus, prie tam tikrų ligų galbūt net ir visą gyvenimą reikės. Na, galim sakyti, kad standartiškai apie 5 metus yra taikoma tokia vabzdžių nuodų imunoterapija. Tai žinai, kad žmogų galima desensibilizuoti, o dar kažką žmogus turėtų su savim turėti, nes jisgi desensibilizuosis 5 metus. Ir dabar jam vaikščioti po minų lauką pavasarį, vasarą ir rudens pradžioj sudėtinga. Taip, tai čia yra tas adrenalino autoinjektorius. Galim pasidžiaugti, kad šiuo metu ir mūsų valstybė kompensuoja įsigijimą šito vaisto. Tai yra specialus prietaisėlis, kitaip tariant, automatinis švirkštas, kurį žmogus gali nešiotis ir turėti su savim visur. Na ir parodysiu galbūt, kaip jisai atrodo. Čia aš turiu tokį treniruoklį. Matot, tai yra toksai švirkštas, kuris yra pripildytas vaistais. Ačiū. Ir jo naudojimas yra pagrįstas to, kad tai būtų kuo paprasčiau, ar ne? Jeigu žmogui yra silpna, jį dusina, kad jis ir pats gebėtų susileisti tą vaistą. Suprantam, kad iš ampulės traukti vaistus tikrai yra sudėtinga, tokiu atveju, kai tu jautiesi blogai, o čia tą gali padaryti net ir žmogus, kuris šiek tiek silpniau jau jaučiasi, ar ne? Tai jisai būna tokiame skaidriame dėkle, tiesiog išsiima iš to dėklo, na ir mėlynas dangtelis nusiima. Ir adrenalinas yra leidžiamas į šlaunies šitą dalį, ganėtinai taip stipriai, prispaudžius, reikia palaikyti. Tai mes rekomenduojam suskaičiuoti iki 10 ir tada ištraukus, aišku, pamasažuoti šitą vietą. Jeigu jau yra leidžiamas adrenalinas, yra rekomenduojama vis tik tai kviesti greitąją pagalbą. Kartais būna taip, jog vienas tas adrenalino injektorius vis viena yra nepakankama. Ir galima leisti kartotinės adrenalino dozes, taigi jeigu mes jau išrašom pacientui turėti adrenaliną, dažniausiai išrašome 2 injektorius ir po 5 ar 7 minučių, jeigu matoma, kad nėra efekto, rekomenduojama leisti papildomą dar tą injekciją. Šitie švirkštai yra sudozuoti specialiai vaikams ir suaugusiesiems, tai yra iki 30 kg kūno svorio ir virš 30. Šiuo metu mes turim Lietuvoje tokius, užsienyje yra ir kitokių, ir yra net ir dar šiek tiek didesnių koncentracijų, tiksliau daugiau, tiesiog didesnė dozuotė, bet mūsų yra tokie. Supratau. Gerai. Tai jeigu dabar įvyko bėda, sugėlė
bitė įvyko reakcija, papuolė į priėmimo skyrių, prabuvo tenai 20-24 valandas pilietis ir tada kitą dieną jau iš karto įstojo prie alergologo durų. Sako, man buvo įkanda. Iš karto ar kada jam reiktų pasirodyti? Šiaip iš tiesų geriausia tyrimus visus atlikti mėnesio laikotarpyje. Jeigu praėjo jau 10 metų ar 15 po įgėlimo, yra tokių žmonių, kurie kažką išgirsta, pamato ir sako, man čia labai seniai buvo, tai iš tiesų tie tyrimai gali būti jau netokie labai tikslus. Geriausia būtų, kad tai neužtruktų ilgai, tai per kokį mėnesį tai jau būtų rekomenduojama atvykti. Supratau. Gerai, ačiū labai už atsakymą. Dar gal noriu vieną paminėti įdomų faktą, iš tiesų, dėl ko tos reakcijos vieniems galbūt stipresnės, kitiems ne. Kai kada anafilaksijos vystymuisi yra svarbus kofaktoriai, tai yra kiti veiksniai, kaip mes sakom, reakciją sustiprinantis veiksniai. Tai alkoholiniai gėrimai, vaistai nuo skausmo ir nuo uždegimo, karštas oras, fizinis krūvis dar gali būti nulemti tai, kad reakcija bus dar stipresnė. Tai jeigu šiaip žmonės turi kažkokių kitų alerginių ligų, nebūtinai įsijautrinimą vabzdžiams, tas irgi gali nulemti, jog vieną kartą ta reakcija gali būti, o kitą kartą jos gali ir nebūti. Na, bet jeigu galvojant, kad yra tikras įsijautrinimas, tai vis tik tai reikėtų saugotis jau ypač vabzdžių, tai tikrai. Nes karštą dieną tarp avilių bėgioti nereikia. Nereikėtų. Bet ir ne karštą nereikėtų, jeigu yra tikras įsijautrinimas, tai reikėtų pasisaugoti. Supratau. Gerai, ačiū labai. Ačiū.